nuo šio klausimo man prasidėjo dividendinis investavimas, aš tuoj dar truputėlį daugiau apie save papasakosiu, kad prisistatyt, bet taip, aš tiesiog noriu, kol mes pradedam, kad aktyvuotis truputėlį visiems, ne? O štai Starbucksas, mes matom, kad Starbucksas moka 1,6% per metus ir vat tiek, kad jisai moka. Tai dabar iškart prašosi dėsningas klausimas. Tarkim, nu taip pafantazuojama, ne, tarkim, aš turiu 100 000 pinigų, nesvarbu, dolerių, eurų, nesvarbu. Ir klausimas toks, kokia prasme investuoti tos 100 000 tam, kad gaut metinių 1,6%. Tai čia bus apie 1500 pinigų. Klausimas, kam užsiimt tokia, kabutėse, nesąmonė, ne? Jeigu taip, paskaičiuot, paimt greitai kalkuliatorių, jeigu paimt tą 100 000 ir padalint iš 1500, ne, tai gausis, kad 66 metus pats savo galėsi mokėti po 1500 per metus. Tai, nu, ne visi, nu, man tarkim 3,8 dabar, tai man netgi galima, tarkim, jeigu aš norėčiau gyventi kokiu 9,5 bent, tai man yra kokie 5-7 metai liko gyventi nuo 3,8, tai man iš jais galima sakyti, kad aš savo galėsiu čia po 1700 kas metus išsiimti. Tai vat klausimas, kam užsiimt, nu, tokia kabutėse nesąmonė. Nu, čia aš, aišku, turbūt labai optimistiškai, ne? Bet jeigu, tarkim, nu, vidutiniškai 80-90 metų, kiek ten žmonės gyvena dabar, tai dar mažiau, tai čia galima dar 10 atimt, bus kem 7 tada metai, jeigu iki 80 jūs man duodat. tai aš čia galėsiu tada dar daugiau savo čia susimokėti kas metus. Tai čia apie 2100. Todėl aš užsidaviau savo tokį klausimą kažkokį tai momentą ir dabar aš greitai truputėlį apie save papasakosiu. Tai, kad jūs suprastumėt, jau supratot, kad mano vardas Povilas, jau minėjau, kad 38 man, ne? Tai kažkur 2007 metais aš pradėjau domėtis šiaip iš esmės investavimu ir man tas domėjimasis investavimu tada prasidėjo nuo tai aš palaukit, gal taip atskirsiu. Man prasidėjo nuo pinigų investavimo į vieną iš SEB fondų, SEB banko fondų. Tada aš įkišau 600 litų, tada dar litai buvo ir po 6 kažkur tai mėnesių išsitraukė 900 litų. Tai yra, uždarbis buvo 300 ir aš taip pagalvojau, nu kas čia per nesąmonė, ką čia su tais 300 padarysi. Kažkaip tai labai mažai pinigų, čia dabar aš žiūriu atgal ir čia kiek čia beveik daugiau negu 20%, 30, kiek čia netgi procentų greitai mintise, jeigu paskaičiuota, ne? Tai yra, mums dabar tie, kas plius minus jau su investavimu susipažinę ir žino, kad 12% per metus jau yra gerai, tai tie 300 būtų milžiniškas pelnas tada, ne? Bet aš buvau toksai karštakošis, man 300 nepakako, tai yra buvo smulkmė ir tada, kai buvo madinga, mane nunešė į Forexą. Tai yra, tada labai toksai bumas buvo, kaip dabar su kriptovaliutom, mane nunešė į Forexą. Tai vat nuo kažkur tai 2008 metų aš labai stipriai ir giliai pradėjau kapstyti ir kramtyti Forexo temą. Ir taip, kad truputėlį sutrumpinti šitą savo prisistatymą, ne, tai kažkur tai iki 2011 metų aš surinkau, tai yra, užlipau ant visų įmanomų grėblių, įlipau neblogą tokį minusą ir tada man užtruko dar kokius 3 metus vėliau, kai aš jau štai čia kažkur tai išmokau, susikūriau savo prekybos veiksmų algoritmą, išmokau ir kažkur tai 13 metais, 14 aš maždaug ant nulio išlipau. Va, bet per tą visą laiką man teko, kai kur dėl savo noro, kai kur nelabai dėl savo noro, žodžiu, iškramtyti, išvartyti, išanalizuoti, peržiūrėti, perskaityti krūvą visokiausių metodikų ir knygų ir taip toliau, žodžiu, aš taip siurbiau į save viską, ką tik tai galima buvo įsiurbti, ką tik tai galima buvo gauti. Kas mane pažįstat iš tradingų, iš Forexų, tai dar Forex akademija irgi mes ten buvom sukūrę ir jinai dabar irgi gyvuoja. Tai, taip sakant, su rusais, kai bendradarbiavom, man ten jie irgi savo kažkokius tai kursus organizavo, ten apie investavimą, apie prekybą apyvartom. Žodžiu, visko, kad ten visa maksima buvo pasiūlymų, sakykim taip. Supermarketas visokiausių mokymų. Tai kadangi aš buvau komandai, man
arba labai pigiai, arba nemokamai gaudavosi pastoviai visur įsikišti ir aš tokių savotiškų žinių botanikų tapau. Tai yra, žinot, tokie žmonės, kur labai daug žino, labai daug moka papasakot, bet paklausy, o kiek pats uždirbi, tai vat kažkur tai štai šioje vat vietoje aš galėjau pasakyti, kad aš minusė sėdžiu, va, tai va tokį vat žinių botanikų tapau. Ir visą šitą laiką, taip vat aš varčiau visą tą informaciją. Vėliau štai čia, kaip minėjau, sukūrė savo prekybos veiksmų algoritmą ir kai jau pradėjau dirbti, kai man viskas stabilizavosi, kai, nu, sakykime taip, savo tradingu aš, sakykime taip, patenkintas. Bet kažkur tai va štai tarp 13 ir 14 metų, kažkur iki 16 metų, man teko ten kartais paatostogaut, kartais kažkur tai ten į komercinę kelionę išvažiuoti, kur išvis tradinti negali, kartais susirgt. Ir kiekvieną kartą, kai va, toks eventas kažkoks tai vykdavo, kur negali prie monitoriaus prisėsti, kiekvieną kartą būdavo taip, kad jeigu nedirbi, pinigų neturi. Tai yra, jeigu netradini, reiškia ir neuždirbi. O jeigu tradini, tai dar ne faktas, kad uždirbsi. Dar yra, taip sakant, rizika, ne? Jūs visi žinot, kad ne visada tradinant gaunasi 100% uždirbti. Todėl man tuo momentu pradėjo lyst mintis, kad kažkaip tai mano investavimas iš tikrųjų ne tiek investavimas, kiek yra tradingas, ne? Tik tai skirtumas yra ten ilgalaikis, trumpalaikis, ten swing tradingas ir taip toliau. Ir man čia kilo mintis, o tai palauk, o kaip man tada kažkaip tai čia pasyvaus pelno išgauti, nes iš tradingo to pasyvaus pelno kaip ir nesigauna, kaip jūs jau supratote, ne? Tai mane tada nunešė vėlgi, jeigu prisimenat, 16-17 metais buvo bumas, visi ten iš eilės ėjo į sutelktinio finansavimo platformas. Galbūt aš jau pavėlavęs truputėlį atėjau 17-18, gal netgi 16 visą tai prasidėjo. Ir mane nunešė ten, nes ten įkiši pinigus ir idėja mano buvo tokia. Ten, jeigu norit, žinot turbūt, kas yra toksai Grant Cardone, toksai amerikietis. Iš jo YouTube kanalo ten prisiskaičiau jo knygų ir jo mintis buvo tokia, kad jeigu tu investuoji pinigus ir prarandi tos pinigus, reiškia, tai nėra investavimas, tai yra spekuliavimas. Nu, toks man labai užkabinusi buvo jo frazė, aš dabar tiksliai neatkartosiu ir nepasakysiu, kur jisai ten leptelėjo tokią kažką, bet man labai užkabino. Tai yra jisai, jo mintis buvo tokios, kad laiką galima prarasti, bet investuojant pinigus, reikia ieškoti tokių instrumentų, kur tų pinigų neprarasi. O čia tada yra tikroji investicija. Ir aišku, jisai ten visą tą savo tokį pristatymą vedė link nekilnojamo turto ten jo fondo, kurį jisai pats valdo. Žodžiu, visa tai buvo tiesiog reklama, kad žmonės eitų pas jį tą nekilnojamo turto fondą. Bet pati mintis, kad galima kažkur tai surasti kažkokį tokį instrumentą, kur tu investuoji pinigus ir maksimum, ką tu gali prarasti, tai yra laiką. Mane labai sužavėjo ir mane nunešė į P2P, bet dabar aš žinau, kad tai buvo P2B, ne, tai yra sutelktinio finansavimo platformas. Tai yra man pati idėja investuoti žmonės, kurie ten skolinasi pinigus savo barzdaskutėms, nelabai patiko, todėl aš pradėjau ieškoti platformų, kurios kur aš investuoju arba mano pinigai nueina kažkokiam tai verslui. Savame suprantama buvo truputėlį tokio patriotiškumo, tai tuo metu Lendy platforma siūlė tokias paslaugas ir kas mane labiausiai užkabino tada, kad tai buvo, jie ten garantiją siūlė, tai yra buvo tam tikri projektai, kur tu negali prarasti savo pinigų. Tai yra, jeigu ten skolininkas bankrutuoja arba kažkaip tai negrąžina pinigų, tai reiškia, Lendy per ten savo kažkokį tai operatorių, jie garantavo, kad tu bent savo pinigus atgausi, galbūt ten reikės palaukti dar 2-3 mėnesius, bet jie pinigus tau grąžins. Va, man čia iškart pirmas buvo toksai atvejis, wow, štai aš suradau vieną iš tokių instrumentų, kur aš galiu, maksimum laiką prarasti, bet pinigų aš savo tikrai neprarasiu. Visa tai vyko lygiai grečiai mano tradingu. Tai yra, tradingas toliau vyko, ten aš toliau žinojau, kad kol dirbsiu, tol uždirbsiu, kol nedirbsiu, tol neuždirbsiu, bet man reikėjo kažko tokio, kad aš nedirbčiau, bet pinigus gaučiau. Va, tai kažkokiu tai momentu ten kažkur 19 metais Lendy pradėjo ten keltis į Latviją ir šiaip ten ne visai gerai pasielgė, bent jau su mano pinigais, sakykim taip, kadangi mano pinigai ir mano sąskaita buvo įmonės vardu atidaryta, tai jie man, taip sakant,
prieš faktą man pasakė faktą, viskas, tau atidaryta nauja sąskaita, tam tokiam ir tokiam bankė Latvijoje. Ir jeigu tai yra fizinis asmuo, tai viskas gerai, bet man buhalterijoje iš karto atsirado iš dangaus nukrito kažkokia tai sąskaita, kurią reikėjo papasakot mano buhalteriui. Buhalterija yra Didžiojoje Britanijoje, įmonė irgi Didžiojoje Britanijoje, tai man, žodžiu, sukėlė tai tiek problemų, kad aš tiesiog supratau, kad viso gero lendi, aš, žodžiu, su jumis atsisveikinu. Bet man liko problema, o tai dabar kur man surasti kitokį instrumentą, kur aš galiu įmerkti savo pinigus, sakykim taip, ir kad galima būtų su 100% tokia, kabutėse, ne, tai yra mes suprantam, kad 99,99% mes suprantam, kad netgi einant šaligatviu gali, tu teisus, bet gali koks nors girtuoklis ten tave partrenkti su mašina ir mirsi, ne, jisai ten toliau savo gyvens, todėl visada rizika yra. Ir ne apie tai mes kalbam, jūs visą tai tikiuosi suprantate, ne? Tai, žodžiu, mane tada nunešė idėjos vėlgi, kadangi viskas, ką žinau, tai yra nekilnojamo turtas, ne? Žodžiu, iš investavimo turiu omeny. Tradingas buvo tradingu, aš tada supratau, kad investavimas tai yra kažkas, kur pinigus įmerkiu su 100% garantija ir pinigus atgausiu arba laiką prarasiu, ne? Va, tai nekilnojamas turtas nuomai. Tokia vat idėja man kilo, žiūrėjau Lietuvoje, žiūrėjau Austrijoje, nes man patinka slidinėti, ten buvau netgi nuvažiavęs tyčia paslidinėti šeimą nuvežęs, bet pats iš tikrųjų žiūrėjau ten to nekilnojamo turto projektus. Ir vat kažkur tai 18 metais suskaičiavęs, prisižiūrėjęs visokiausių ten vargų, su kokiais gali susidurti žmogus, kuris atiduoda savo nekilnojamo turto nuomai, man kažkaip tai papuolė po akim toks rytas, vadinasi jisai NRZ, New Residential. Jisai mokėjo 13% metinių tada, dabar dėl koronaviruso jie sumažino labai stipriai savo tą išmoką, bet nekilnojamo turto fondas, kurį galima buvo tiesiog per JAV biržą, per kokią nors nusipirkti ir viskas turi akcijų, valio gauni 13%. Aš pagalvojau, valio, štai kas man reikia, tai yra kam man kankintis su tais nekilnojamais turtais, ten važinėti, ten visur tikrinti, ar viskas gerai, ar viskas ten ar gyvena ir ar sumoka ir taip toliau. Va, nuperku akcijų, valio, idėja įgyvendinta. Tai kaip naujokas, kuris nieko nežiūri, svarbu buvo, kad 13% nusipirkau to NRZ ir savame suprantama man kilo klausimas, o tai palauk, jeigu aš nusipirkau NRZ, gaunu dividendus, kas iš tikrųjų nėra dividendai, jeigu rytas, tai yra taip vadinami distributionai, ne? Tai, reiškia, man galima paieškoti ir kitų kompanijų, kurios irgi gal moka dividendus, kažkaip tai pabandyti diversifikuoti savo portfelį ir taip toliau, ir tokiu būdu, per tokį laiką, kažkur 18 metais, čia buvo 18 metais NRZ pirkimas. Tai, žodžiu, priejau aš prie minčių iš vis, kaip dividendinį portfelį sukurti, diversifikuoti ir taip toliau, ir pradėjau labai giliai kapstyti šitą temą. Ir nuo to laiko, kai aš pirmą kartą uždaviau štai tokį klausimą, o tai palauko, kokia prasmė iš to 1,6%, jeigu štai čia po 13 galima gauti, ne? Ir kai aš jau išsiaiškinau, suradau atsakymą į tą klausimą, tada aš jau galutinai įsimylėjau dividendinį investavimą. Ir tokiu būdu mano istorija atėjo prie dividendinio investavimo ir labai stipriai mano mintise, galvoje atsiskyrė, kas yra tradingas, kas yra toliau, kaip lygiagrečiai aš tradinu ir kriptovaliutom, ir forexe, ir kartais, kai laiko yra, patreidinu ir akcijomis, bet aš suradau savo tokią lygiagrečią liniją, kur aš, jeigu man teks netradint kažkada, tai ar teks ilsėtis kažkur, tai arba susirgt, arba panašiai, kur aš tiesiog negalėsiu tradint, tai tada man kapsės toliau dividendai ir mažo to jie dar ir augs su geometrinė progresija. Tai tokia mano nedidelė istorija. Taip, gerai, tai dabar mes grįžkim prie Starbucks mūsų klausimų ir pasižiūrim į mūsų 1,6% išmoką. Ir čia klausimas, aišku, šiaip aš norėjau užduoti klausimą, kaip jūs žiūrit dividendus, ne, bet aš turbūt iš karto už jūs ir atsakysiu. Tai ta prasme, kaip jūs pažiūrit, kiek procentų kompanija sumoka dividendus. Tai įprastai žmogus nueina į tokį tinklapį kaip Finvizas,
atidaro, pasižiūri, va, moka 1,6% dividendų. Bet iš tikrųjų teisinga formulė, tai yra, nu galbūt aš iš kitos pusės užeisiu, kompanijai arba Starbucksui, arba jų valdybai, arba ten direktoriams ir taip toliau, kas sprendžia, kiek dividendus mes mokėsim, jiems, nu taip, jeigu grubiai tariant, spėju yra nusispjaut, ką rodo Finvizas ir koks ten procentas yra dabar. Ką jie galvoja, tai yra kiek jie per metus sumokės dividendų už akciją. Štai ką jie sprendžia. Jie ten paskaičiuoja savo srautus, paskaičiuoja ten, ką jie gali ir nusprendžia, kad va šiais metais Starbucksas moka $1,8 už akciją. Tai tam, kad visiškai teisingam būtų ir paskaičiuot teisingai, ne, tai yra iš kokios pusės reikėtų užėjti dividendiniam investuotojui, tai mes labai paprastai paimam $1,8 per metus, dalinam iš šiandienos kainos dabartinės, tai yra iš 111, nu aš apvalinsiu, ne, iki centų, ir visą tai dauginam iš 100. Man gaunasi 1,62. Va, tai aš prašoviau ant pusės arba ant 20, ne, tai yra 1,64. 1,62% arba, nu, vat, šią formulę yra taikoma tik tai tiems, kas sprendžia, ar va štai čia dabar būtent pagal štai šią kainą, kurią mes į formulę įtraukiam, ar man nupirkti ar ne. Va, tai tas vat, vėlgi procentas 1,62 arba štai čia 1,64, tai yra būtent momentinis procentas, būtent šiuo momentu. Bet kai tik tai žmogus nusiperka savo akcijų, tai jisai jau nebeskaičiuoja taip, kaip vat, skaičiuoja Finvizas. Jam iškart įsijungia, vat štai čia vat, iš tai šią vat vietą reikia jam įrašyti savo kainą. Tai yra už kiek jūs nupirkot tų akcijų. Va, tai dabar toks vat, artimesnis prie manęs pavyzdys, aš nueinam pasižiūrim Abvi. Mačiau, kad kažkas iš jūsų sakėt, kad jūs irgi turit Abvi ir gavo dividendų. Tai vat aš 19 metų Liepą nusipirkau, man tada pavyko gauti po 68,25 akcijų. Va, tai dabar, kai aš skaičiuoju dividendus, savo, tai yra savo tą dividendinį procentą, tai man reikia būtent skaičiuoti vat, būtent štai šią kainą. 5,2 mums moka Abvi, aš gaunu 7,6%. Tuo tarpu visi, kas perka vat, dabar, čia buvo Starbucks kaina pas mus, jie perka dabar po 1,16, ne? Tai jie gaus su vat, štai tiek vat, dividendų per metus, jie gaus nu, apie 4,5%. Va. Tai vat iškart įdomus toksai momentas, ne? Tai aš laikau šios kompanijos akcijas tik tai 2 metus, nu kiek čia turbūt 2 metai galima užskaityti, ne? Tai vat aš jau gaunu 7,6%, kol visi kiti gaus po 1,16. Paimkim dar tokį, vat, prisimenat, visi žinot, mūsų dėduką Buffettą, ne, kuris nu, geras toksai pavyzdys visiems. Jeigu jūs paanalizuosit jo portfelį, tai jūs pamatysit, kad apie 90% jo kompanijų jos moka dividendus. Ir dabar tik tai supraskit mane teisingai, aš jokių būdų nesakau, kad Buffettas renkasi savo kompanijas į portfelį tik tai todėl, kad jos moka dividendus. Ne, aš noriu, kad jūs užeitumėt iš kitos pusės, tai yra toks jau paradoksas gavosi, kad jei jau Buffettas pasirenka kompaniją, tai dėl savo kažkokių tai ten filtrų ir kriterijų ten su savo komanda, tai jinai dar moka ir dividendus tą kompaniją. Ir 90%, jeigu jūs patikrinsit, pasižiūrėsit, tai yra nu, dauguma jo kompanijų portfelio moka dividendus. Tai aš į tai žiūriu iš tokios prizmės kaip į rodiklį, kad nu, jeigu Buffettas, jeigu mes pripažįstam, kad jis yra geras investuotojas, moka pasirinkti kompanijas, tai, o jos beveik visos moka dividendus, tai galima iš kitos pusės užeit pasakyti, kad jeigu kompanija moka dividendus, tai yra didelė tikimybė arba ilgai moka dividendus, ne? Tai yra didelė tikimybė, kad šita kompanija yra gera, nu, iš kitos pusės, ne, į tą patį pasižiūrės. Bet prie ko aš čia Buffettą ištraukiu, aš tiesiog norėjau su jumis pasižiūrėti į Buffetto Coca-Colos pavyzdį. Jūs žinot, kad Buffettas jisai labai reklamuoja Coca-Colą ir jeigu jūs nueisit, paguglinsit
kada Buffettas nupirko Coca-Colos, tai ten jūs pamatysit, kad, man atrodo, 1988 metais jisai nusipirko Coca-Colos, ten jisai tada, man atrodo, už 1 milijardą nupirko, aš tiksliai neprisiminsiu dabar, bet galim dabar labai greitai paguglinti, nes Google'as labai iškart greitai parodo. Va, 88 metais jisai už 1 milijardą prisipirko Coca-Colos ir tai vat galim tada mes kaip lietuviai mėgstam paskaičiuoti svetimus pinigus, atsukti į 88 metus ir pasižiūrėti, nu, čia vat 7, 8 ir eina 9, nu, tarkim, paimkim $3, ne? Va, tai Buffettas 88 metais nusipirko už $3 savo Coca-Colos. Dabar grįžtam prie Finvizo ir pasižiūrim, kiek Finvizas dabar moka dividendų. Finvizas dabar moka, atsiprašau, ne Finvizas, nusišniku čia. Coca-Cola dabar moka 1,68 dividendų. Padalinam iš 3 ir padauginam iš 100. Pasižiūrim, kiek čia gaunasi. 1,68. Ir man gaunasi 56%. Ir čia labai svarbus momentas atkreipdėmėsi, kad Coca-Cola per šį laiką bent kelis splitus padarė. Mes čia dar neskaičiuojam, kiek Buffettas tų pinigų gavo ir reinvestavo, nes jisai dividendus visą tą laiką gaudavo ir reinvestuodavo. Arba gal ne, galbūt iš jų gyveno, bet nesmė, ne? Bet net jeigu mes išimsim tuos visus splitus ir išimsim reinvestavimą, tai va, jisai šiandien gauna iš savo 1 milijardo 56%. Pusę milijardo gauna Buffettas kasmet dividendais ir jisai vis tiek turi dar savo milijardą suinvestuotą. Tai yra jisai laiko jos akcijomis. Tai vat, kai aš supratau šitą momentą, tada aš įsimylėjau dividendinį investavimą. Ir tai yra tas dalykas, kurį dažniausiai žmonės žiūri į šį mūsų procentą ir galvoja, nu kas čia yra tie 3,1% ir ką tu iš jų gausi, ne? Tai pasižiūrim, kiek dabar Buffettas gauna, ne? Galim jums truputėlį pavydėti. Gerardas klausia, bet reikia neužmiršti, kiek pajamų mokesčio sumažėjo pelnas. Šiek tiek. Na taip, pajamų mokestis, jeigu neinvestuot per investicinę, specialią investicinę sąskaitą, tai pajamų mokestis sumažėja 15% amerikiečiams, bet jeigu jie ten per tos IRA arba Roth IRA investuoja, tai jiems tas mokestis netaikomas. Bet tą patį, Gerardai, galima klausimą tokį pat užduoti ir tiems, kas perka parduoda. Ne? Tai yra, jeigu nusipirkti ir nuo 88 metų tiesiog laikyti savo akcijas, tai iš tikrųjų žmogus neturi tų pinigų. Jisai tik tai turi gražius pliusinius skaičiukus savo sąskaitoj. Bet pagal faktą, kad turėtų tos pinigus, jam reikia juos parduoti. Vėlgi, aš nesakau, kad spekuliavimas yra blogai, nes aš pats spekuliuoju pastoviai. Aš tik tai jums noriu atkreipti jūsų dėmesį į štai tokį dalyką, kad kol mes su jumis gausim 3% nusipirkę kolos, Buffettas gaus 56%, čia dar neskaičiuojant splitų ir reinvestavimo. Bet ten kažkur tai aš mačiau, kad kai paskaičiuoju tos visus splitus, tai ten kažkas virš 160% jam dabar gaunasi. Tai įsivaizduokit. Ne? Tai dabar mes tada sugrįžkim su jumis prie mūsų to klausimo, kurį aš pačioj pradžioje uždaviau su Starbucksu, ne? Ir pagalvojam, tai yra, kodėl tokia kompanija kaip Starbucksas man galėtų tikti. Čia beje irgi tokį mažytį disclaimerį norėčiau pasakyti, visas kompanijas, kurias aptarinėjam, ne,
įprastas tas įspėjimas apie rizikas. Jeigu nuspręsit kažkur tai ten apsipirkti tik tai dėl to, kad Povilas kažką tai pasakė, tai tada jūs patys kalti būsit. Bet jeigu uždirbsit pinigų, tai tada galit su manim pasidalinti, aš neprieštarausiu. Bet grįžkime, ne, Starbucksas, jeigu mes pasižiūrėsim, žodžiu, kodėl tokių kompanijų kaip kurios moka, nors anksčiau aš net nežiūrėjau, anksčiau man buvo minimalus filtras, tai yra kompanija man į filtrą nebūtų patekusi, jeigu jinai nemoka bent 3 procentų, aš tada net nežiūrėjau į tą kompaniją. Bet vėliau aš šią savo taisyklę sušvelninau, sakykim taip, tai yra aš galiu priimti 1,6 procento su sąlyga, jeigu dividendų augimas yra dviženklis per metus arba dviženkliai zonai. Tai vat, jeigu mes pasižiūrėsim į Starbucksą, ne, čia vat, Seeking Alpha, kas nežino, to tinklapio man labai patogus, aš labai naudojas dažnai, tai pasižiūrim, 10 metų vidurkis yra 21 procentas, tai vat, 5 yra 18 ir paskutiniai 3 yra 15. Tai matom tokią mažytę tendenciją, ne, kad per pastarosius 3 metus jie truputėlį sulėtino tempą ir turbūt galim paimti ne 20 procentų, bet 15 procentų kasmetinį augimą. Ir čia vat, aš tiesiog noriu su jumis pamodeliuoti, čia vat, tokią vat, lentutę aš turiu, kas stebit mano YouTube'inį kanalą, tai jūs turbūt matėt tokią lentutę, bet aš tai čia vat, įmušam 1,6 procento moka Starbucksas ir mes priimam, kad maždaug 15 procentų per metus Starbucksas pakels tą dividendų sumą, ne? Tai yra, va štai šita va suma, sekančiais metais jau bus plus 15 procentų, ne? Tai yra bus jau, atsiprašau, 1,8 plus 15, bus jau 2,07 štai čia. Va, tai grįžkim prie lentelės ir prisiminkim mūsų Povilą senuką, kuriam jau 80 metų, ne? Ir va, į visą štai šitą ignoruokit kol kas. Mes tiesiog modeliuojam situaciją, kur žmogus vieną kartą nusipirko ir daugiau nieko nepirka. Ne? Tai vat prisimena mūsų Starbucksas 1,6 procento pirmas užsipirkimas, ne? Tai, tarkim, čia tokia vat suma per metus buvo investuota, ten kažkas yra 500 pinigų per mėnesį, bet ne tame esmė. Esmė yra pasižiūrim, kad vat, po 10 metų jūs jau gausit 5,6 procento. Po 20 metų jūs jau gausit 22,7 procento. Ir po 30 metų jūs jau gausit 92 procentai. Va, tai aš kol kas paliksiu šios skaičius tupėt ir mes paimkim, tarkim, kokią nors kompaniją, apie kurią dabar pastaruoju metu nemažai visokiausių naujienų vaikšto, ne? Tai yra mūsų AT&T, ne? Tai yra dabar jie ten kažkokį tai susijungimą bando daryti. Aš labai stipriai nesigilinau, nes man šitą kompaniją nepraeina mano filtrų, bet čia va toksai geras pavyzdys, va, 7 procentus moka kompanija, tai įmuškim į lentutę. Tai yra, kad tas didelis dividendinis yieldas ne visada yra geriausias pasirinkimas, štai prie ko aš vedu. Tai mūsų AT&T vidutiniškai, čia pas juos pakankamai stabilų, yra apie 2 procentų, 1,8, paimkim per viduriuką, ne, 1,8 procento per metus jie augina savo dividendinės išmokas, ne. Tai prisimena čia vat, mūsų Starbucksas, ne, o šalia aš įrašysiu AT&T. Tai gaunasi, kad po 10 metų dar truputėlį AT&T lenks, bet jau po 20 metų AT&T du kart atsilieka. O po 30 metų jau kiek čia gaunasi 900 procentų skirtumas, ne, jeigu aš nenusišneku. Ne, tai vat, čia vat yra toksai vat pavyzdys, ne, kaip didesni procentai ne visada yra geriau negu mažesni procentai. Ir kaip tas vat mūsų, tas vadinamas yield on cost, tai yra dividendinis procentas iš mūsų užsipirkimo kainos, on cost, ne, tai yra jūsų, kiek jums kainavo on cost. Skaičiuojamas yra kitaip
negu skaičiuoja visi, kas ką tik dabar apsipirko. Starbucks payout ratio 200%, kaip su rizika, kad neišmokės. Labai geras klausimas. Payout ratio tai yra tik tai galbūt 2-3% viso bendro paveikslo išsiaiškinti, ar dividendai yra saugus. Tai jeigu vien žiūrėt payout ratio, tai tu irgi gali labai stipriai apsigauti. Todėl yra daug visokių dalykų, tai yra reikia kompaniją nuodugniai išanalizuoti, tai yra jos dividendus patikrinti, ne tik tai payout ratio, pasižiūrėti payout ratio, čia turbūt tu kalbėjai apie payout ratio remintis net income, verta pasižiūrėti jų cash from operations, jų free cash flow ir procentus arba payout ratio remintis va štai šitais rodikliais. Po to pasižiūrėti kaip jie elgėsi ir kodėl tas 200% atsirado, tai yra galbūt pas juos yra kažkokia tai didelė išlaida, galbūt jie investuoja kažkur tai labai stipriai, nors aišku mes suprantam, kad čia pastaruoju metu koronavirusą labai stipriai pagalius pakišo visiems, bet prie ko aš vedu, čia jau yra sekantis klausimas, tai yra dividendų saugumas ir kaip išsiaiškinti, ar tas 15% augimas kasmet vyks. Čia jau yra būtent dividendinių investuotojų užduotis paskaičiuoti ir įsitikint, kad kai tu jau matai, kad kažkokia tai tokia akcija kaip Starbucksas arba kažkuria, kurią tu galvoji, kad jinai pastovi po 15% augs, jinai pradeda auginti po 1%, tai tada pasižiūrėti, įvertinti ir galbūt kriterijai, dėl kurių tu apsipirkai kaip dividendinis investuotojas, galbūt jie jau dingo. Ir reikia jau galbūt pinigus išsitraukti, pakeisti į kažkokią tai kitą kompaniją, kuri tuo metu yra patrauklesnė. Kaip antras pavyzdys yra Abvia, ne? Jie yra irgi 18-19%, dabar 5 ir 3 metai, jie kol kas nemoka 10 metų dividendų, bet irgi pavyzdys, ne? Tik tai dar įdomu yra tai, kad Abvia moka 4,5, man atrodo, procento, ne? Starbucksą paėmė už pavyzdį, kur bandom mes kartu atsakyti klausimą, o tai kokia prasmė investuoti kompanijas, kurios moka tik tai tiek. Kažkam galbūt 3% yra per mažai. Ir kam investuoti tik tai, kad gauti tik tai 3%. Ne? Tai tiek aš žmonės norėjau šiandien su jumis tokį labai paprastą, bet labai efektyvų dalyką jum taip pranešti, pasidalinti, kad kai jūs žiūrėsit į dividendinį investavimą, kad žiūrėtumėt būtent iš šitos prizmės. Ir dabar tilpom mes čia į 40 minučių, matau. Jeigu turite klausimų, galite su manimi bet kada susisiekti. Štai ant ekrano matote mano kontaktus. Jeigu turite klausimų man asmeniškai, aš su mielu noru pabendrauju. Galite rašyti man arba elektroniniu paštu, arba kas naudojate Skype, galite iškart su manim susisiekti, arba galite paskambinti tiesiai telefonu. Tik iškart noriu įspėti, kad man pastoviai vyksta susitikimai, posėdžiai, todėl jei negalite man prisiskambinti iškart, tai tiesiog brūkštelkit per WhatsApp arba per Telegramą ir galėsim arba pasusirašinėti, arba pasimėtyti audio pranešimais. Technologijos šiais laikais leidžia visai bendrauti. Tad jeigu turite klausimų iš šio webinaro arba dėl Divai projekto, drąsiai kreipkitės, bendrausim. Beje, kas liečia Divai projektą. Mes su jumis aptarėme, kad labai svarbu suprasti, kuo skiriasi dividendinis procentas nuo yield on cost. Yield on cost yra žymiai svarbesnis rodiklis dividendiniam investuotojui. Tačiau renkantis dividendinę kompaniją reikalas neapsiriboja vien dividendiniu procentu. Todėl savaime suprantama, kad negalima vadovautis vien tik šiuo rodikliu. Tai yra būtina suprasti visą kompanijos padėtį. Tai yra suprasti kompanijos dividendų politiką. Dažnai investuotojai apsiriboja tuo, kad pasižiūri, kaip kompanija mokėjo dividendus praeityje ir remiantis tuo pasidaro savo išvadas. Yra skirtingų tinklapių, kurie leidžia greitai pasižiūrėti, kaip kompanija kelia dividendus ir kokia kompanijos dividendų istorija. Tačiau vien tai, kad kompanija kelia savo dividendus praeityje, dar nereiškia, kad jį pastoviai jos kels ateityje. Kaip jūs žinot, praeitis niekada negarantuoja, kad taip pat bus ir ateityje. Todėl būtina gaudytis ir suprasti, ar kompanija gali toliau tokiais pat tempais kelti savo dividendus. Ar kompanija pajėgi išvis toliau mokėti dividendus. Ar nėra potencialo, kad kompanija yra dividendiniai spąstai ir vos tik jums užsipirkus jį sumažins arba sustabdys savo dividendų išmokas. Šiandien mano tikslas buvo pabandyti priversti jūs susimastyti, kas yra yield on cost. Tačiau svarbu taip pat suprast, kad dividendinis investavimas tai yra žymiai daugiau nei šiaip dividendinis procentas, kurį mes pamatom Finviz portale. Todėl jeigu jūs domina pasyvus investavimas,
kai vieną kartą pasiskaičiuoji, išsirinki ir pamiršti ir gauni vis kylančią algą dividendų pavydalu tiesiog už tai, kad turi tos kompanijos savo portfelyje. Tai anksčiau ar vėliau jūs savo paieškose prieisit prie suvokimo, kad tai yra didelis skirtumas tarp ilgalaikio spekuliavimo ir ilgalaikio investavimo. Jūs aišku galite neigti, sakyti, baigtų Povilai, kokie dar dividendai, aš pirkdamas, parduodamas, tai yra spekuliuodamas akcijas, gaunu žymiai daugiau. Bet tiems, kas taip galvoja, noriu dar kartą priminti Buffettą ir jo pelną Coca-Cola kompanijai. Mes nematom niekur naujienose, kad Buffettas atsikratė visų savo Coca-Cola kompanijos akcijų. Dėl kažkokių tai priežasčių jis laiko savo akcijas toliau ir gaudo savo riebų dividendinį procentą. Taigi realybė tokia, jeigu jūs prisijungėte prie šio webinaro, reiškia jūs domina dividendinis investavimas. Arba spėjai jūs bent bandote suprasti, kokie tokio investavimo privalumai. Ir jūs norite suprasti, kaip iš dividendinio investavimo gauti daugiau. Atitinkamai jūs turite pasirinkimą. Pirma, tiesiog nieko nedaryti. Tai yra pamiršti viską, ką aš jums pasakoju šiandien apie yield on cost ir nieko nekeisti iš vis. Kai kurios kompanijos gal jums išmokės dividendus, kai kurios taps jums dividendiniais pastais, o kai kurios iš vis nemokės. Antras pasirinkimas. Galite toliau vartyti savarankišką informaciją internete, daryti chaotiškus veiksmus ir bandymus, krapštyti tonas informacijos YouTube ir forumuose, bei tokiuose webinaruose kaip šis. Aš beje šiandien daviau užuominų, kurią kryptimi ieškoti. Ir skirti dar 2 metus dalykams, kuriuos galėtumėte įvaldyti per 2 mėnesius. Arba trečias pasirinkimas, jūs galite jau dabar priimti sprendimą, judėti metodiškai ir kryptingai ir pradėti galvoti, kaip pagaminti savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą. Taigi tie, kas renkatės trečią variantą ir norite, kad papasakočiau, kaip sukurti savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą, likite su manim ir žiūrėkite toliau. O visi, kas pasirinkote pirmą arba antrą variantą, aš jums šiandien padėti nebegalėsiu, todėl jūs galite atsijungti, jums šiandien daugiau nieko naudingo negalėsiu duoti. O mes pratęsim dar kurį laiką su tais, kas pasirinko trečią variantą ir kas nori metodiškai ir kryptingai judėti savo DIVA krypties link. Tai yra savo veiksmų algoritmo krypties link. Noriu jūs įspėti, stebuklingos tabletės aš jums neturiu. Ir sprendimo, kurį aš siūlau per likusias 15 minučių šio webinaro papasakoti irgi neįmanoma. Tai, ką aš galiu pasiūlyti ir kas tikrai veikia, tai yra kryptingas, metodiškas ir pakankamai intensyvus 2 mėnesių darbas su namų darbų serija, viską iškart pritaikant praktikoje. Praktinis darbas, kuris visiškai pakeis ne tik jūsų supratimą apie dividendinį investavimą, bet ir tam tikrą prasme pakeis jūsų gyvenimą. Todėl viskas, ką aš pasakosiu toliau, tai bus informacija apie dividendinio investavimo mokymus. Kas tai per mokymai, kam jie tinka, kam jie netinka ir kaip į juos patekti. Taigi pradėsiu pristatymą nuo dažniausiai užduodamų klausimų. Manęs pastoviai klausia, Povilai, ar gausiu investavimo strategiją? Tai yra, ar gausiu konkrečius nurodymus, ką konkrečiai pirkti, o ką nepirkti. Kiti klausia, ar galėsiu išmokti investuoti taip, kad man šis užsiėmimas netrukdytų dirbti ir toliau gyventi savo gyvenimą. Nes man netinka pastovus sėdėjimas prie kompo, būna kartais net žmonės skundžiasi, kad užsirašo į kursą apie investavimą, o paaiškėja, kad mokinasi, kaip visą dieną budėti prie grafikų. Ir sako, ateini į kursą apie investavimą, o mokiniesi tradinimo ir spekuliavimo. Treti klausia, nesuprantu, kaip išsirinkti kompanijas. Noriu išmokti savarankiškai skaityti kompanijos ataskaitas, atlikti jos analizę ir išskirti, ar ta kompanija tinka man ar netinka. Kitaip tariant, ar išmokinsit suprasti kompanijos rodiklius ir atsikratyti ežiukų rūke tokio jausmo. Dar kiti sako, noriu investuoti, kada panorėsiu. Tai yra, kai turiu laisvo laiko, tada ir užsiimtu, ar pas jūs to išmoksiu. Atsakydamas į šios klausimus, papasakosiu tiesiog, kokie yra DIVA mokymų tikslai. Supratus DIVA kurso tikslus, jūs turėtumėt gauti ir savo atsakymus. Taigi pirmas tikslas – sukurti savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą. Kurso metu jūs gausite eilę praktinių užduočių ir namų darbų. Namų darbus atlikti bus būtina. Atlikus tų praktinių namų darbų seriją, jums stebuklingai gims jūsų veiksmų algoritmas. Kai jūs jau sukursit savo veiksmų algoritmą, jums visiems laikams dings klausimas, tai ar konkrečios kompanijos dividendai verti dėmesio ar ne. Visiems laikams dings klausimas, kaip iš 1000 kompanijų išsirinkti kelias jums tinkančias. Čia užduosiu jums klausimą. Ar žinot tokią būseną, kuri vadinasi analitinis paralyžius? Čia kai jau atrodo viską apie kompaniją išanalizavai, bet kad priimti galutinį sprendimą, vis tiek trūksta kažkokios paskutinės dalelės. Tai DIVA mokymuose, kai pagaminsit savo veiksmų algoritmą, mes su jumis visiems laikams atsikratysim tokių problemų, kaip analitinis paralyžius. Antras DIVA mokymų tikslas yra išugdyti teisingus įgūdžius.
Ar kada nors buvote situacijoje, kai lygtais viską suplanavote ir suskaičiavote, bet kai atėjo laikas jau daryti veiksmus ir jūs juos padarėte, matote, kad viską padarėte visiškai priešingai nei pačioj pradžioj planavote. Ir matot, kad jei padarytumėte iškart, kaip planavot, būtų žymiai geresnis rezultatas. Radikaliau šį problemą pasireiškia, kai investuotojas pagaliau užsiperka pirmas akcijas ir jau sekančią dieną akcijų kainos pradeda kristi. Ir matydamas tokį slenkantį minusą savo sąskaitoje, investuotojui iškart pradeda atrodyti, kad jis kažką netaip padarė. Dingsta ramybė, kartais dingsta miegas, norisi atsikratyti tos pozicijos ir dažnai investuotojai tą ir padaro, tiesiog užfiksuoja savo minusą. Kita problema aš vadinu grafikų sargas. Čia turbūt irgi daug kas save atpažinsit. Žmogus atidaro sandorį ir spokso jį visą dieną. Arba vis pastoviai patikrina per telefoną, arba dar kažkaip tai ar ten pasikeitė kaina arba ne. Atskleisiu jums paslaptį, jeigu jūs susiplanavot visus savo veiksmus ir teisingai sudėliojate savo planą, jums nebereikės rūpintis, kur ten pajudėjo kaina. Nebent iš sportinių interesų šiaip pasižiūrėti iš smalsumo. Taigi kurso metu ugdysim teisingus įgūdžius ir tvarkysime su psichologija bei disciplina. Kurso metu mes tiesiog priverčiam žmonės daryti teisingus dalykus pažingsniui, kad jiems susiformuotų tie teisingi įgūdžiai. Na ir trečias DVI mokymų tikslas tai yra dividendinio investavimo bendruomenė. Ar dažnai būna taip, kad perskaitai kažkokią tai knygą ir dar norisi su autorium kažkaip tai pasišnekėti, užduoti klausimų. Arba nueinate į kažkokį tai kursą, mokytojams jums pasako, štai tau metodika, duok man pinigus, ačiū, viso gero. DVI kurso mokiniai pasibaigus kursui dirba ir praktikuojasi uždaroje Skype grupėje toliau tiek, kiek tik tai panorės. Todėl tie 2 kurso mėnesiai perauga į begalinį laiką bendruomenę, kai rinkos matymas ir teisingi įgūdžiai jau suformuoti. Tada jūs toliau einate ir tiesiog šlifuojate savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą. Kitaip tariant, DVI kurso studentas baigęs kursą gauna tiek palaikymo, kiek pats sugeba paimti. Taigi tokie DVI mokymų tikslai. Tačiau neapsigaukite, DVI kursas nėra kažkokia tai auksinė piliulė, jis turi ir savo trūkumų. Tai pagrindinis trūkumas arba pagrindinis minusas jums teks dirbti. Tai yra tinginiai arba žmonės, kurie nėra rimtai nusiteikę ir nesiruošia įdėti savo prakaito, jie tiesiog iškris. Tai yra, jeigu jūs galvojate ateiti į šį kursą, iškart planuokite, kad jums teks kasdieną skirti šiam reikalui minimum po 1,5–2 valandos. Arba tie, kam sunkiau su kompiuteriais, gali būti ir visos 2–3–4 valandos per dieną ir čia yra kasdieną. Jums teks dirbti ir daryti namų darbus kasdien. Tai toks pagrindinis minusas. Tie, kas nenorės dirbti, jie iškart labai greitai iškris. Aišku, patogumas čia yra, kad mes dirbam online, todėl jūs galėsite tai daryti arba daryti namų darbus jums patogių laikų paroje. Čia iškart turiu papasakoti apie baudos taškų sistemą, kurią mes turime kursų metu. Jos esmė yra tokia, žmogus surinka 3 baudos taškus ir surinkęs 3 baudos tašką, jisai tiesiog iškrenta iš kurso ir jam pinigai nėra gražinami. Mes su jumis iškart susitarėm prieš jums ateinant į kursą. Kodėl taip griežtai ir kodėl taip padaryta? Viskas yra paprasta. Jūs ateinate į pirmą paskaitą, pirmoje paskaitoje jūs gaunat namų darbą. Jums tą namų darbą reikia atlikti ir jeigu jūs jo neatliksit, jūs tada nesuprasit, apie ką mes kalbėsim antroje paskaitoje. Ir antros paskaitos namų darbas statosi ant pirmos paskaitos namų darbo atlikimo. Tai yra tam, kad jums atlikti antrą namų darbą, jums reikės antrą savaitę skirti 2 daugiau laiko ir iš pradžių atlikti pirmą namų darbą, tada jūs galėsite atlikti antrą namų darbą. Na, o savame suprantama, jeigu jūs tinginiausit arba dėl kažkokių tai priežasčių negalėsit atlikti antrą namų darbo, atėjus į 3 paskaitą, jūs gausit 3 namų darbą, kurį tam, kad atlikt, reikės iš pradžių atlikti antrą namų darbą, o tam, kad atlikti antrą namų darbą, reikės atlikti pirmą namų darbą. Na ir suprantate, kad jeigu jau atėjus į 4 paskaitą neatlikus visų šitų namų darbų, jūs tiesiog neturit šansų atlikti 4 namų darbą ir toliau dar mūsų laukia ten 12 paskaitų, ta prasme viso 12 paskaitų ir jau jūs tiesiog fiziškai nesugebėsite atlikti namų darbų, todėl žmogus gauna čia baudos tašką ir ant 3 baudos taško jam tiesiog fiziškai neįmanoma tęsti kurso ir jisai išlėkė iš kurso. Todėl, ateidami į kursą, turėkite omeny, kad teks dirbti. Sekantis trūkumas, kurso metu mes nenagrinėjame tokių dalykų, kaip kas yra grafikas, arba kas yra dividendas, arba kaip naudotis Excelinę lentutę. Savame suprantama, kad užduoti tokius klausimus galėsite ir uždaros bendruomenės nariai bei grupiokai su malonumu jums padės, tačiau klausimų, kuriuos jūs galite patys
labai lengvai ir greitai priguglinti, mes kurso metu nenagrinėsim. Tai kursas sukoncentruotas būtent į dividendinį investavimą. Ketvirtas trūkumas tai yra online kursas. Čia nežinau, ar galima čia už trūkumą užskaityti, bet dažnai išgirstu klausimą, tai palauk, Povilai, imat pinigus ir mes net nesusitiksim nei kartų. Todėl, jeigu jums mieliau susitikinėti gyvai, tada taip. Tai yra minusas ir trūkumas jums. Aš manau, kad tą laiką, kurį jūs gaištate kelyje važiuojant į kažkokią tai susitikimų salę ir grįžtant iš jos, geriau skirti tą pusvalandį arba valandą per dieną tolesniam tobulėjimui ir galbūt dar kažkokios tai informacijos nagrinėjimui. Penktas trūkumas - reikės mąstyti ir čia aš dar rašysiu, reikės mąstyti savo galva. Tai yra svarbu, kad suvoktumėt. Tai ne tas kursas, kur jums ant lėkštutės bus pateiktas atsakymas. Jeigu jūs kažko nesuprasite, mes jums duosime kryptį, kaip surasti atsakymą. Bet atsakymą jūs turėsite surasti patys. Todėl, jeigu jūs bijote smegenų mankštos, tada jums geriau į šitą kursą neiti. Taigi tokie trūkumai, o dabar aš norėčiau jums pateikti kelias ištraukas iš studentų atsiliepimus. Štai vienas žmogus rašo, vienas iš retų atvejų, kuomet online kursai ne tik, kad neprailgo, bet norėjusi, kad dar ir tęstųsi ilgiau. Kitas žmogus rašo, tokio kurso ir norėjau, minimaliai teorijos ir daug praktinės informacijos, o svarbiausia jų dalis - namų darbai. Dar žmogus rašo, štai stiprioji dalis - namų darbai, kurių dėka žinios pritaikomos praktiškai. Labai patiko tos paskaitos, kai atrodė, kad smegenys tuoj sprogs. Ir tais momentais pagalvoju, kad tai ne tik kursai apie dividendinį investavimą, bet ir apie asmeninį augimą. Ir dar vienas žmogus rašo, laipsniškai ir aiškiai išdėstyta visa dividendinio investavimo mechanika, pats mokymosi procesas sudėliotas taip, kad nepaliekama vietos tinginiavimui ir gautos informacijos užmiršimui. Čia aš tik kelis atsiliepimus įkėliau, bet jūs galėsite štai nuėjus į tinklapį, štai čia paspaudžius atsiliepimai, galėsit paskaityti ir šviežius atsiliepimus ir pasižiūrėti, ką kiti studentai pilnus atsiliepimus galėsit paskaityti, pasižiūrėti. Ir beje, labai rekomenduoju tai padaryti, nes ten žmonės dalinasi ir galėsit perskaityti, kas jūsų laukia ateinant į šitą kursą. Dabar, kaip jūs jau supratot, tam, kad gal daugiau informacijos ir paskaityti šis apie kursą ir apie jo aprašymą, tai tiesiog nuėjus į divai.lt galėsit čia perskaityti ir jeigu norit užsiregistruoti, čia bus data, kada sekantis kursas, štai šį kartą sekantis kursas yra rugsėjo 6 dieną ir čia galėsit paskaityti daugiau informacijos apie patį kursą. Įprastai pas mus vyksta vieną kartą per savaitę viena paskaita, tai yra online mes susiskambinam į konferenciją, jūs matysit mano monitorių ir aš jame rodysiu ir pasakosiu, kaip ant braižymo lentos. Ir dažniausiai tokią vieną paskaitą mes padarom arba pirmadieniais, arba antradieniais 8:30 vakaro Lietuvos laikų. Tyčia tokį laiką pasiėmėm, kad nereikėtų palikti savo darbą, kad nereikėtų skubėti namo iš darbo, kad galėtumėt sugrįžti iš darbo, atlikti visus darbus namuose ir tada prisijungti prie paskaitos paklausyti. Čia aš parašiau, kad pirmadienį arba antradienį, tai čia mes su kiekviena grupė atskirai susitarėm, kada tos grupės nariams yra patogiau, arba antradieniais, arba pirmadieniais. Todėl, kai jūs įstosit, greičiausiai su jumis irgi susitarsim. Na ir toks vienas dažniausių klausimų, kurį man užduoda, tai yra, o kiek kainuoja kursas? Aš tyčia šį klausimą palieku pabaigai, kadangi kaina tai nėra svarbiausias dalykas, į kurį reiktų žiūrėti. Jums reikia iš pradžių apsispręsti, ar tikrai jums šitas kursas reikalingas, ar trūkumai šio kurso jums tikrai tinka, ar jūs tikrai pasiruošę dirbti ir daryti namų darbus. Ir jeigu ten visur galkutės uždėjot, pliusiukus uždėjot ir visur pasiruošę, tada galima pasižiūrėti ir į kainą. Tai čia aš jums papasakosiu, 3 narystės planai yra. Tai vienas yra VIPas arba VIP arba standart. Čia šitie 2 planai, čia tada, kai įvyksta intensyvus kursas. Trečias planas tai yra rėmėjas, jūs galite per Patreon tapti rėmėjų ir jūs tiesiog pateksite į uždarą bendruomenę, kur renkasi visi, kas praėjo kursą ir galėsit joje bendrauti kartu su kitais mokiniais, kurie praėjo arba eina kursą, galbūt dalyvauti kažkokios tai diskusijose ir jeigu kažkokie tai webinarai vyks arba kažkokie tai renginukai ten vyks, tai tada jūs irgi turėsit galimybę prie jų prisijungti. Čia kas liečia rėmėjo planą, bet dabar aš papasakosiu apie VIP planą, kuris mano manimu yra geriausias planas. Dėl vieno paprasto dalyko, jūs kai praeisit pirmą kartą
kursą, tai yra tas 2 mėnesių intensyvus kursas, tada vėliau jūs, tai arba visi VIPai gali neribotai kartoti kursą kaip pasyvus klausytojas. Tai yra žmogus, kuris kartuoja kaip pasyvus klausytojas, jam nebūtina daryti namų darbų, jisai tiesiog klausosi ir gali dalyvauti paskaitose ir kas yra svarbiausia ir kodėl tai yra svarbu dalyvauti kaip pasyvus klausytojas, VIPai, jie gali stebėti, ką daro visi kiti sekančios grupės studentai arba bet kurios kitos grupės studentai, į kurią VIPas panorės prisijungti. Tai yra, kai studentai vienu momentu darys savo arba surašinės savo dividendų investavimo veiksmų algoritmą ir gaus namų darbą išfiltruoti iš 1000 kompanijų savo 20-30 kompanijų, kurias jie renkasi, tai va šitie VIPai, jie gali tiesiog sutaupyti savo laiko, nueit pasižiūrėti, ką kiti studentai prifiltravo, kadangi ten studentai daro tokį išsamų namų darbą, tai kiekvieną išfiltruotą kompaniją jie turės nuo A iki Z išanalizuoti ir tokiu būdu VIPams toks gali įsijungti tinginio variantas, tai yra jums nereikės savarankiškai visos tos analizės daryti, jūs tiesiog galėsit pasižiūrėti, ką sekantį studentų grupė daro ir kokią informaciją jie surinko ir galbūt iš jų surinktos informacijos jūs galėsit kažką tai išsirinkti savo, pasinaudoti savo, jums tada nereikės pastovi laipiot po skirtingus tinklapius ir ieškoti tos informacijos, kai kartais būna mokama, jūs tiesiog galėsit kaip VIPai prisijungti ir pasižiūrėti, ką kiti studentai išsirinko ir tokiu būdu savo žymiai sutaupyti laiko ir kartais netgi pinigų tokiai analizai. Tai va čia mano manimu yra didžiausias VIP plano privalumas. Jeigu jums VIP planas yra per brangus, jūs galite bet kada prisijungti tiesiog prie standart plano ir jeigu kurso metu jūs nuspręsit, kad jūs norit upgrade'intis, taip sakant, tai galėsit tiesiog damokėti skirtumą ir tada tapti VIPais irgi. Na ir dar vienas toksai privalumas tai, kad VIPai kurso metu dar prisijungia prie papildomos paskaitos, tai yra kiekvieną penktadienį mes su jais dar kartą susijungiam ir visi tokie klausimai, kuriuos užduoda VIPai, mes į juos atsakom, tai yra pabendraujam, tie klausimai, kurie reikalauja daugiau mano laiko arba pasiruošimo, tai aš paprašau laiko, kad aš galėčiau pasiruošti ir tada mes galbūt pernešam kitam tokiam susitikimui, kitam penktadieniui, bet VIPai, jie gali prie visų, žodžiu, jie patenka dar ir tokią uždarą VIP bendruomenę, kur gali prisijungti penktadieniais prie tokių susitikimų arba smegenų šturmo arba tokių kaip ir webinarų, kaip čia pavadinti, žodžiu, tokio pabendravimo, pasišnekučiavimo apie dividendinį investavimą. Tai tokie planai, tokios kainos. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į kainas. Čia jūs matot tokias kainas dabar, bet svarbu, kad suprastumėt. Kaina mums tai yra filtras. Tai yra, jeigu žmogus negali sumokėti tokios kainos, reiškia, jam nereikia eiti į šitą kursą. O kadangi tai yra filtras, mes pastoviai kainas kaitaliojam ir žiūrim, kaip žmonės susitvarko ar nesusitvarko su šiuo filtru. Kol mes startavom tik neseniai, tai kaina yra tokia, kokia jūs dabar matot. Tačiau patys suprantat, kad infliacija, pinigai pinga ir mes ateityje tikrai kelsim kainas ir apie tai pranešim atskirai. Todėl jeigu jūs galvojat, kad verta kol kas palaukt ir įstot į sekantį kursą, tai yra į sekantį srautą, tai sekantį kartą gali būti jau brangiau. Todėl jei rimtai galvojat ir tiesiog tempit neaišku dėl ko, tai gaudykit momentą, kol kaina yra tokia, kokia jinai dabar yra. Divai.lt labai patariu jau dabar nueit ir užsiregistruoti, net jeigu jūs neplanuojat dabar stot, bet jums sistema iš karto automatiškai atsiūs tą pačią lentelę su kainomis, kurią ką tik rodžiau, ir jūs įtrauks į naujienų prenumeratą. Ir jeigu jūs jau matysit, kad tuoj greitai kelsim kainą ir dar turit galimybę patekti ir iššokti pagal seną kainą, tai tada jau galėsit laikyti ranką ant pulso ir stebėti tas naujienas. Tie, kas negalite surasti tokios sumos iškart, tai užduokit adminams klausimą dėl dalinio apmokėjimo plano. Yra toksai dalinio apmokėjimo planas, įnešus pirmą įmoką, jums antrą įmoką reikės mokėti tik tai po 4 akademinių savaičių. Tai yra, kai praeis 4 paskaitos ir kai jūs atliksit 4 namų darbus. Na, o tie, kas bijot, kad galbūt mes apgausim jūs ir jums reikia kažkokių tai garantijų, tai mes siūlom tokią dvigubą garantiją. Visų pirma, tai yra 14 dienų pagal Lietuvos įstatymus, tai yra iškart įmokėjus pinigus, jūs turit 14 dienų apsigalvot ir tiesiog pasakyti, ai, nebenoriu, grąžinkit man pinigus.
Ir kadangi mes siūlom dvigubą garantiją, tai vat antras garantijos lygis yra toks išbandymas intensyvumų. Tai yra pirma kurso savaitė. Tai yra, kai prasidės kursas, po pirmos paskaitos jūs gausit pirmą namų darbą, jums reikės pirmą savaitę intensyviai dirbti, jūs galėsit pabandyti, išbandyti, padirbėti, pasižiūrėti, ar jūs spėjat. Ir jeigu tos pirmos savaitės metu jūs pamatysit, kad vis tik tai ne jums, mano balso tembras jums nepatinka, mano bendravimo stilius jums nepatinka, kaip aš namų darbus tikrinu, arba dar kažkas jums nepatiks, bet kokia priežastis, jūs galėsit tada nemokamai pasiduoti. Tai yra, jeigu jūs iki antros paskaitos pradžios pasakysit, Povilai, grąžinkit pinigus, aš nebenoriu tęsti, be jokių problemų, net nereikės pasakot priežasties, galėsit tiesiog susigrąžinti pinigus. Pas mus pastoviai atsiranda žmonių, kurie įstoja ne iki galo įvertinus savo sugebėjimų. Būna tokių žmonių, kur nemoka pakankamai greitai naudotis kompiuteriu, galbūt su anglų kalba jiems yra tragedija, nes tokios bazinės anglų kalbos žinios reikalingos bus, arba dėl bet kokių kitų priežasčių nusprendžia, kad kursas vis tik ne jiems ir jie atsiima pinigus ir tokia preliminari statistika pas mus yra iš 10 žmonių, apie 2 žmonės iškrenta, jie apsisprendžia, kad čia ne jiems ir mes jiems ramiai, gražiai sugrąžinam pinigus pagal šitos dvigubos garantijos sąlygas. Dabar tie, kas dar klausotės, noriu papasakoti kelis atsikalbinėjimus, kuriuos dažnai girdžiu. Tai pirmas toksai atsikalbinėjimas, žmonės sako, bijau, kad visur nespėsiu, kad kursui neturėsiu laiko, kad jūs čia gazdinat, kad intensyvu, kad bus baudos taškai, bijau, kad iškrysiu ir taip toliau. Tai tas, kad bijo, tai yra gerai, bet visų pirma noriu pabrėžti, kad mes nesam monstrai. Ir suprantam, kad skirtingų žmonių, skirtingi pažinimo lygiai ir kažkam tai reikės galbūt daugiau dėmesio, kažkam galbūt reikės daugiau laiko. Šiais laikais koronavirusas gali sumaišyti visus gyvenimo planus ir taip toliau. Tai kitoje ekrano pusėje ne monstras sėdi ir jeigu matysis, kad jūs stengiatės ir matysis, kad jūs bandot, bet jums nesigauna, tai mes arba jums padėsim, arba žiūrėsim, kokiu būdu galima būtų surasti su jumis kompromisą. Čia pirma. Antra, jeigu jūs paimsite timerį, pabandykit, tiesiog paimkite savo savaitę ir paimkite savo timerį, arba, nežinau, gal kokį GoPro savo užsidėkit ant galvos ir pasistengkit visą savaitę pafiksuoti savo laiką, ką jūs darot. Atsikeliat, iš lovos išlipat ir kol vėl vakare į lovą atsigulsit. Ir pasistengkit pažurnalizuoti ir surašyti, ką jūs darot, kiek laiko skiriat kam. Jūs nustebsite, kad žmogus vidutiniškai per dieną beprasmiškai praleidžia po 3-4 valandas. Tai yra visokiem Facebookams, televizoriui, kartais netgi šiaip sėdint ir spoksant į sieną. Tai skiriant bent 2 valandas šio beprasmiškai praleisto laiko, jums tikrai liks laiko namų darbams. Kitaip tariant, kai aš girdžiu, kad man kažkas sako, kad jis neturi laiko, tai man galvoje skamba, kad mano prioritetai kitokie. Tai yra Facebookas, telikas, krepšinis ir kiti tokie beprasmiški dalykai yra svarbiau nei asmeninis tobulėjimas. Todėl šioje vietoje aš kviečiu pasidėti ir įvertinti ir pagalvoti, ar tikrai jūs neturit laiko. Arba galbūt tai yra tiesiog vienas iš eilinių atsikalbinėjimų. Dar vienas toksai keistas atsikalbinėjimas, kurį retkarčiais girdžiu, tai yra, kaip aš galiu 2 mėnesiams išeiti iš darbo arba palikti savo darbą. Tai šioje vietoje noriu atkreipti jūsų dėmesį. Neapsigaukite, jums išeiti iš darbo nereikia. Mes tyčia visą kursą organizavome online ir paskaitos vyksta kartą per savaitę vakarais 20:30 Lietuvos laikų. Tai yra, jums prie kompo reikės atsidurti kažkur tai 8 vakaro, kad pasiruošt, kad nusiramint, kad prasidėtų paskaita ir valanda pusantros jums reikės kartą per savaitę skirti, o namų darbą, savo praktinius namų darbus jūs jau galėsite atlikinėti dienos bėgyje arba skirti tokį laiką, kuris jums labiau tinka dienos viduje. Tai yra vienas iš įgūdžių, kurį mes bandysim su jumis išsiugdyti, tai yra išmokti investuoti ir lygiagrečiai gyventi įprastą gyvenimą. Dar kartais girdžiu vieną tokią baimę žmonės išsako. Sako, esu naujokas, pas jūs čia viskas rimtai, geriau pasimokinsiu pats iš pradžių ir tada įstosiu į sekantį kursą.
Tai va šioj vietoj turėkite omeny, jūs niekada nebūsite iki galo pasiruošę šiam kursui. Požiūris ir informacijos apdorojimo metodas yra visiškai unikalūs ir niekur daugiau jūs tokių nesurasite. O iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad man su visiškais naujokais yra truputėlį lengviau. Jų nereikia laužyti, jie neturi blogių įpročių, kuriuos reikia laužyti, jie neturi tokios herojaus mantijos, kur aš viską žinau, man čia nepasakok ir taip toliau. Todėl jeigu jūs esate visiškas naujokas, nepergyvenkit, jeigu jūs tikrai turit noro, tikrai spėsite ir netgi būsite pirmūnais. Na ir dar toks klasikinis atsikalbinėjimas, žmonės sako, neturiu tiek pinigų, per brangu pas jūs. Tai čia va toks atsikalbinėjimas, kuris man visada kelia šypseną. Paimkim ir tiesiog paskaičiuokim. Standart planas, jo kaina šiuo metu yra 319 eurų. Už šį narystės planą jūs gaunate apie 60 dienų intensyvaus darbo, tai jeigu padalinsit 319,60, tai gausit apie 5 eurus per dieną. Tai palyginkim, turbūt jeigu užsisakius kokios picos arba kokį kebabą į namus, plus kokį gėrimą ir jūs greičiausiai daugiau sumokėsite negu 5 eurai per dieną. Jau nekalbant apie tai, kad kartu su Divai kursu jūs gausite prisijungimą prie uždaros bendruomenės, o VIPai gali kaip pasyvus klausytojai kartoti kursą kiek nori kartų. Tai palyginus su tuo, ką jūs gaunate, tas mokestis už kursą, mano manimu, yra tiesiog juokingi pinigai. Bent jau kol kas su šita kaina. Kaip minėjau anksčiau truputėlį, kaina ateityje kils. Todėl, gerbėmieji, tie, kas matote, kad iš Divai mokymų jūs gausite tik naudą ir milžinišką naudą, eikite dabar į DV.lt tinklapį ir palikite užklausą. Paspauskite pauzę šiam video ir tiesiog nueikite ir palikite savo užklausą. Na, o kam labai jau smalsu, štai parodysiu jums, kaip iš vidaus atrodys jūsų asmeninis kabinetas ir kur jūs darysit savo namų darbus. Va štai pasibaigs pirma paskaita, jūs gausit namų darbus, nueisite į atskirą temą ir ten toje temoje galėsit va štai taip atlikinėti savo namų darbą. O aš tikrinsiu jūsų namų darbus ir jeigu reikės jums užduoti papildomą namų darbą, tai tada užduosiu ir mes tokiu būdu judėsim. Darbas bus kaip ir grupėje, bet su kiekvienu atskirai mes bendrausim per jūsų paskyrą. Gerai, gerbėmiai, manau, pateikiau jau pakankamai jums informacijos, kad galėtumėte priimti sprendimą. Dar kartą štai ant ekrano matot mano kontaktus. Jeigu kam nors iš jūsų atsirado klausimai, arba norit tiesiog su manim pabendrauti, rašykit arba štai susisiekit vienu iš pateiktų būdų. Ir kaip minėjau, jeigu bandysit prisiskambinti telefonu, bet nieks nepakels ragelio arba išvis telefonas bus išjungtas, tai tiesiog susisiekit su manim per WhatsApp arba per Telegramą. Ir kai tik aš atsirasiu ant ryšio, tada susirašysim arba susikontaktuosim. Taigi sėkmės visiems, ačiū už dėmesį ir iki susitikimo Divai mokymuose.